Sveiki, esu Benediktas Girdvainis. Šio video pagalba pasidalinsiu apie savo pastarojo pusmečio projekto Nacionalinis dirbtinio intelekto valdysenos modelis rezultatus. Dabartiniai 2024 metai yra ypatingi dėl kelių reikšmingų dirbtinio intelekto srities pokyčių. Pirma, per pastarosius kelerius metus dirbtinio intelekto sistemų gebėjimai ir naudojimas išaugo 10 kartų, ypač bendros paskirties dirbtinio intelekto srityje. Antra, šiemet įsigaliojo ES dirbtinio intelekto reglamentas, kitaip vadinamas dirbtinio intelekto aktu, kuris harmonizuoja taisyklės visoje ES. Šie pokyčiai reikalauja naujo požiūrio į dirbtinio intelekto politiką. Todėl prisijungiau prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos komandos, kur per paskutinius 6 mėnesius pradėjome dirbtinio intelekto valdysenos modelio kūrimą, kurį suskirstysiu į 3 dalis. Pirma dalis – dirbtinio intelekto valdysenos forumas. Tai renginių ciklas, suburiantis virš 200 Lietuvos dirbtinio intelekto ekosistemos dalyvių – kūrėjus, taikytojus, politikos formuotojus ir vykdytojus, teisininkus, atitikties vertintojus ir duomenų bei etikos ekspertus. Forumo pagalba gimė Lietuvos dirbtinio intelekto valdysenos modelis ir strateginės gairės, padedančios spręsti aktualius iššūkius, pasinaudojant šalies pranašumais. Ateityje Vilniaus universiteto pagalba forumas taps platforma, kur dalyjamas informacija, gerosiamis praktikomis ir toliau siūlomi svarbus sprendimai. Antra dalis – inovacijas remiantis reguliavimas ir lyderystė. Projekto metu užtikriname, kad ryšių reguliavimo tarnyba ir inovacijų agentūra aktyviai bendradarbiautų tarpusavyje ir su kitų ES šalių dirbtinio intelekto priežiūros organizacijomis. Šios Lietuvos įstaigos projekto metu buvo prijungtos prie ES kompetentingų dirbtinio intelekto priežiūros institucijų darbo grupės. Pagrindiniai darbo grupės požiūrio punktai buvo perimti ir Lietuvos reguliuotojų. Pirmas. Reikia pasistengti, kad reguliavimas jos subjektams būtų kiek įmanoma aiškesnis. Antra. Konsultuoti ir vengti baudų bei draudimų. Trečia. Dalintis gerosiamis praktikomis su kitomis šalimis. Ir ketvirta. Užtikrinti daugmaž vienodą požiūrį į reguliavimą tarp visų ES šalių narių. Lietuvai lyderiaujant su darbo grupės vadovais, Nyderlandų atstovais, surengėme paraišką ES techniniai paramai gauti, siekiant išmokti geriau prižiūrėti bendros paskirties dirbtinio intelekto sistemas. Šiomis žiniomis ir praktiniais gebėjimais, pradedant nuo 2025 metų vidurio, dalinsimės ir su kitomis ES šalimis. Taip pat jau organizuojame kitą ES kompetentingų dirbtinio intelekto priežiūros institucijų darbo grupės susitikimą Vilniuje šių metų spalio pabaigoje. Trečia dalis – strateginės gairės ir interaktyvus dirbtinio intelekto valdysenos modelis. Sukūrėme naujas dirbtinio intelekto strateginės gairės, orientuotas į pažangą dirbtinio intelekto sistemų kūrime ir taikyme, ypač daug dėmesio skiriant daugiausiai potencialo turinčiose didelės rizikos dirbtinio intelekto srityse, kaip finansinės, medicinos ir dvigubos paskirties technologijos. Pagrindinės temos, kuriuose reikalingi sprendimai skirti fasilituoti dirbtinio intelekto pažangą Lietuvoje, yra matomi kaip bendradarbiavimas, švietimas, reguliavimas, atitiktis ir inovacijų parama. Taip pat gairėse pateikti siūlomi uždaviniai ir bandomusios veiksmų versijos iki 2026 metų, bei rodikliai reikalingi patikrinti pažangą ir veiksmų efektyvumą. Šių gairių įveiklinimas iš dalies pradėtas jau projekto metu, skatins ne tik tiesioginę inovacijų paramą, bet ir konsultacinę pagalbą ir paprastą ateities vertinimą, siekiant sklandžios inovacijų plėtros Lietuvoje. Gairės bus jau greitai prieinamos interaktyvioje ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje, kartu su laiko juosta, nurodančia aktualias dirbtinio intelekto reglamento nuostatas. Taip pat svetainėje bus įdiegtas ir dirbtinio intelekto chatbot modelis, skirtas klausimų apie dirbtinio intelekto valdyseną Lietuvoje ir ES atsakymui. Šių pokyčių įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos lyderystės dirbtinio intelekto srityje Europoje, užtikrins saugią inovacijų plėtrą ir padės kurti tvarią dirbtinio intelekto ekosistemą. Taip pat noriu pasinaudoti progą padėkoti prie projekto itin daug prisidėjusiems. Ačiū Jums.